Šiame interaktyviame vaizdo įraše daugiausia dėmesio skiriama konfliktų sprendimui, siekiant valdyti nesutarimus ir puoselėti darnią mokymosi aplinką. Išmoksite atpažinti įtampos šaltinius, aktyviai klausytis ir empatiškai mąstyti, vesti konstruktyvius dialogus, nustatyti pagrindinės taisykles ir paversti konfliktus mokymosi galimybėmis. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Pirmasis žingsnis sprendžiant konfliktą – jį anksti atpažinti. Įtampa gali pasireikšti kūno kalba, tonu ar grupės atmosfera. Galite pastebėti dalyvius, pertraukiančius vieni kitus, tylą po jautrių temų, sarkastiškus komentarus ar apkalbėjimus. Atkreipkite dėmesį į energijos ir įsitraukimo pokyčius, tai yra pirmieji nepatogumo ar nesutarimo požymiai. Ankstyvas jų sprendimas padeda išvengti tolesnio vystymosi ir parodo dalyviams, kad esate sąmoningas ir rūpestingas. Aktyvus klausymasis ir empatija yra galingiausi konflikto sprendimo įrankiai. Aktyvus klausymasis reiškia visišką dėmesio sutelkimą į tai, kas sakoma, o ne atsakymo planavimą. Pasitelkite žodinius ir nežodinius signalus, kad parodytumėte supratimą. Linktelėkite galvą, perfrazuokite, kas sakoma ir patvirtinkite jausmus. Empatija padeda dalyviams jaustis išklausytais ir gerbiamais. Tokios frazės kaip suprantu, kad tai kelia nusivylimą arba suprantu, ką turite omenyje, sukuria saugumo jausmą ir sumažina intensyves emocijas. Kai žmonės jaučiasi pastebėti ir įvertinti, jie labiau linkę klausytis vieni kitų. Kai kyla nesutarimų, struktūruotas dialogas padeda konfliktą paversti supratimu. Sukurkite saugią aplinką, nustatydami aiškias kalbėjimo taisykles. Vienu metu kalba tik vienas asmuo. Kiti klausosi nepertraukdami. Visi kalba remdamiesi asmeninė patirtimi. Aš teiginiai. Aš teiginiai sutelkia dėmesį į asmeninius jausmus ir patirtį, o ne į kitų kaltinimą. Struktūra yra paprasta. Aš jaučiu emociją, kai elgesys ar situacija, nes priežastis. Pavyzdžiui, aš jaučiuosi susierzinęs, kai mane pertraukia, nes noriu užbaigti savo mintį. Aš jaučiuosi nepatogiai, kai juokaujama apie išvaizdą, nes tai daro įtaką pasitikėjimui. Aš teiginiai mažina gynybiškumą ir padeda visiems kalbėti iš savo perspektyvos, o tai užtikrina pagarbų ir atvirą dialogą. Kaip moderatorius išlikite neutralus ir kreipkite diskusiją bendrų tikslų link. Apibendrinkite pagrindines išsakytas mintis ir pabrėžkite, dėl ko sutariama, net jei tai maži dalykai. Struktūra sukuria sąžiningumą, o sąžiningumas sugrąžina pusiausvyrą. Aiškios pagrindinės taisyklės nustato pagarbos ir bendravimo lūkesčius prieš kylant konfliktams. Pavyzdžiai. Klausykitės nepertraukdami. Kritikuokite idėjas, o ne žmones. Naudokite pagarbų kalbėjimo stilių. Prisiimkite atsakomybę už savo žodžius. Grįžkite prie šių taisyklių, kai grupė pradeda nukrypti nuo susitarimų. Nuoseklumas yra svarbus, sąžiningas pagrindinių taisyklių laikymasis apsaugo visų pasitikėjimą ir įsitraukimą. Konfliktas gali būti mokytojas, jei tai leidžiame. Išsprendus konfliktą, skirkite laiko apmąstymams su savo grupe. Užduokite tokius klausimus. Ko mes išmokome apie bendravimą ir pagarbą? Kaip kitą kartą galime geriau spręsti nesutarimus? Konflikto pavertimas į refleksiją padeda dalyviams suprasti save ir vieniems kitus. Tai stiprina santykius ir paverčia įtampą augimu. Konfliktų sprendimas remiasi buvimu čia ir dabar, kantrybė ir gebėjimu matyti platesnę perspektyvą. Kai aktyviai klausotės, sąžiningai moderuojate dialogą ir skatinate refleksiją, konfliktas gali tapti ne susiskaldymo, o tarpusavio ryšio momentu. Nebijokite sustabdyti suplanuotos veiklos, kad galėtumėte tinkamai sureaguoti į konfliktą. Harmonija nereiškia konfliktų vengimo, ji reiškia gebėjimą juos spręsti su pagarba ir empatija. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime.
Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymasi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.